lauką. Čia mūsų pastatas. Čia kaip diena viskas atrodo. Nieko nesimato. Gal išlysim kažkada kurią dieną, gal nebus turnyro. Įsivažinėsim po salą. Tai šiandien vėl reikia mainą žaisti. Važiuosim laukiu kolegos. Vakar dar grįžęs internetu pažaidžiau online. Žaidžiau Satą į Taivaną, į didelį turnyrą. Bet nepaėjo. Tai į Taivaną greičiausiai nevažiuosiu. Ten bus dar didesnė serija su dideliu pagrindiniu turnyru už 10 000. Tai šitą bandžiau prasatinti. Bet neišėjo, bet gal dar bus Satų. Gal dar išeis. Tai ką, važiuojam į Kaziką ir reikia bandyti praeiti į antrą dieną. Ką, žaidžiu mainą. Praėjo 6 lygiai. Turiu 50 000 žetonų. Startinis 40. Startinis 40. Tai iš pradžių pasikėliau per pirmus kelis lygius. Paskutinius porą lygių, tai taip ant savų nieko gero neišėjo jokio bankelio laimėti. Ja, blogas dalykas, kad nėra pietų pertraukos. Žaisim daugiau negu 10 valandų, bet nėra pietų pertraukos. Tai greitai bandžiau nubėgti, kažką nusipirkti, pavalgyti, bet nieko gero nebuvo. Galvojau, kokį sumuštinį nusipirksiu į Starbucksą, bet nieko nėra. Nusipirkau batonėlių ir dar kažkokių nesąmonių. Tai nežinau, prie stalo gal reikės kažką nusipirkti, užvalgyti. Dabar reikia bėgti atgal, kad nepavėluoti. Einu atgal ir toliau varau. Gytis tam buvo. Tai, gerai, važiuojam toliau. Ką, baigėsi dar vienas mano Day 1. Vienu žodžiu liko pusę valandos iki Day 2, čia žaidžiame 10 lygių. Day 1 dienos. Ir tada eini į antrą dieną, labai toli pinigų, 1 procentų koks išeina, čia gaunasi, kad į antrą dieną. Tai buvo vienas didelis spotas, prie 30 big blindų. Iš UTG atidariau King Queens Suited. Gavau tribetą prieš kinietį, iš Laudžiakais turbūt. Mažą tribetą, visi foldino, aš kolinau. Flopas atėjo karalius 9-8, 2 būgnai, pas mane karalius dama kryžių. Aš ček, jisai dėjo mažą betą, aš aišku call su topėru. Turnas krito 9, būgnų, flopo buvo lapų flush draw. Turno krito 9, susiporavo 9 ir atsidarė būgnų flush draw. Aš ček, jisai bet 5 procentų, aš call. Ir riveris brikinis būgnas. Užsidarė flushas, būgnų flushas. Atliktai strojkė buvo. Ir aš ček, jisai jam. 15 000. Apie 15 bigų. Aš mašiau, visus savo time bankus naudojau. Ir pafoldinau, nes galvojau, vis tiek sunku kažkaip mažai jie tribetina, is a bluff. Labai mažai tribetų, tas kelias dienas, kiek žaidžiau, mačiau. Tai planas buvo turbūt, jeigu ne būgnas ant riverio callinti, kadangi užsidarė flushai, kažkas užsidarė, tai nufoldinau. Tai toksai sunkus spotas, nežinau, jeigu galvoji, kad ten yra daug, yra blefų pas jį, tai reiktų callint, bet aš kažkaip galvojau, kad nebus pakankamai blefų, tai nufoldinau. Ir po to jau nukritau iki vos kelių big blindų, buvau iki 3 big blindų nukritęs, atsigavau iki 15. Ir likus pusei valandos iki lygio pabaigos, iki Day 1 pabaigos. Ant bottono gavau 9, hijackas opino, aš turiu 15 big blindų.
aš džeminau ir Small Blindas Fold ir Bigas Call, kas jau yra negerai. Stiprus range'as pas jį. Galvojau, kad tikrai ne kažką ir jo, hijackas foldino. Jis atverčia dešimkės, Bigas atverčia dešimkės, pas mane devinkės ir dešimkės atlaiko ir GG. Tai va, teks vėl rytoj žaisti iš naujo ir tikėkime, kad šį kartą paeis. Dabar laukiu kolegos, turi atvažiuoti su mašina, eisim pavalgyti ir važiuosim namo. Tai va, kol kas serija nesiklosto. 3 kulkos mainė, 1 kulka mysterį, visur brikai plytos. Bet vakar online bent jau Vycka patempė. Vienu žodžiu. Tai tiek. Važiavom čia kažkur, neaišku kur, ieškom kur pavalgyti, einam čia takais, kažkur gal nueisim, neaišku. Bandom. Kažkur atėjom į šviesą. Tadam! Kažkoks čia parkas. Kažkas. Kažin ar valgį duos. Atėjom čia kažkokį atrakcionų parką, tai kažkokį muziejų, nežinau. Čia tai išėjimą atėjom. Įėjimas kažkur kitur. Bet valgyti negausim jaučiu. Ne čia pataikiam. Reikia ieškoti kažkur kitur. Bet gal viduj gražu. Kažkoks čia Luna Menulio kažkas. Luna Park kažkas tokio. Vienu žodžiu. Važiuojam valgyti ieškoti. Radom čia kur pavalgyti kažkokią čia. Tokie. Knaipę užsukom, va čia. Čia dalyvauja žmonės. Užsisakėm vištienos, aliuko. Kažkokių dalykų. Nieko nesupranta. Sunku susikalbėti, labai angliškai kalba. Užsisakėm vištos sparnelių. Tai laukiam. Gal bus gerai, gal ne. Bet tai ką, vištiena. Ką, vėl esu Kazike. Žaidžiu vėl mainą. Šau vieną kulką, nepaėjo ta viena kulka. Kritau gal, gan anksti kritau. 4 lygyje gal prie 100 big blindo ant smolo. Turėjau džekus, botinas opino, aš 3-betinau. Big blindas effectively jamino, beveik visą steką, 90% savo steko turbūt. Tai aš su džekais kolinu, nemanau, kad galiu foldinti. Jisai tūzų karalių turėtų kaip ir farbetinti normal-in. Jis tipo farbetino normal-in, bet jis įdėjo 30 000 iš savo 35 000. Jis tiesiog pasiėmė didžiausios vertės žetonus ir jis sudėjo. Tai jam liko ten po 1000 tie žetonai keli, tai pakolinau ir jisai parodė karalius. Karaliai atlaikė, teko vėl įsipirkti, 5 bandymas. Dabar 7 lygiai, turiu truputį virš pradinio steko, žaidžiam iki 10 lygio. Tai liko 3 lygiai ir gal
Pagaliau praeisiu į antrą dieną, bus matyt, dabar kaip ir neblogas tekas, vienas ziečiai, kaip ir atrodo nėra rego. Tai jo, šiaip smagu žaisti, tiek kad nesiseka, neina, bet reikia bandyti, toliau, važiuojam toliau. Baigėsi mano flightas, 5 kulka, šį kartą jau biškį geresnės naujienos. Iš 5 kartas nemelavo, išėjau, turiu vidutinį steką. Jo, nesu koks jau fišas, kai iš 5 kulkų neišeičiau. Dar ant galo liko 2 handai, nes kai liko 6 handai, pasakė, kad 6 paskutiniai handai. Baigsis flightas, dar prieš paskutinį handą gavau 6, dariau, Big Blindas defendino, pagavau setą, Karalius 6-7, flopas, Big Blindas turėjo mažą steką, gal kokį 15 bėgų. Sibetinau, gavau reizą, širdis džiaugės, škol, turnas gan prasta korta, Karalius susiporavo ir tada jis ček ir jau aiškiai, kad jisai tuščias. Pabandžiau dar pračekint, galvojau, gal kažką pasigaus dar, ten iš gačotą, nes pagrindė reizai kažkokie tai gačotai, panašiai. Riveris Brikas, neatsimenu kas. Ir pračekino, aš sudėjau likusius ir jis, aišku, nufoldino, nes ten visą laiką tuščias truputį. Verta net turbūt mažinti, jeigu kažką turi, tai turi, jeigu neturi, tai neturi. Tai va, gaila, kad dar galėjau dar žetoną laimėti, bet viskas gerai. Rytoj prasitęsia turnyras, antra diena, 11-15. Toli dar pinigai, dar niekas nelaimėta visiškai. Tai rytoj iki pinigų reikės dait. Visai padorus tekas, 83 000. Čia kažkas apie 50 Big Blindo, vidurkis, lygiai vidurkis, 83 000. Buvo bent šitą flightą. Sudėjus visus flightus, nežinau. Šiaip turnyras surinko jau labai daug žaidėjų. 1 milijardo bonų viršė garantiją. Dar liko vienas flightas, kuris prasidės už pusvalandžio. Tai žiauriai gera serija, sėkminga, daug žaidėjų. Bytina visur garantyrus ir daug silpnų žaidėjų, tai gerai. Dabar ką, reikia važiuoti ilsėtis, važiuoti pavalgyti, kažkur kažką pamatysim. Pirmą kartą šviesoje išėjau iš Kaziko, tai gal kažką. Tai va, važiuosim pavalgyti, su kolega laukia, vis anksčiau iškrito valanda, teko jam valandą palaukti. Tai jo, bent jau kažką, bent jau nebereikės 6 kulkos šauti. Tai ja, good. Atėjom į kavinę, tokia neblogą radom, nedidelė, bet gan jauki. Toks meniu yra prilipintas. Čia kiek buvom, visur duodavo tokį atnešą, kažkokių daržovyčių iškast, vandenuko visur atnešdavo, tokia gertuvė. Čia yra va stalčiukas, atsidarai va įrankiai, savokėlės, buvo atidarytavas, kolega neieškojo, su dantim atsidarė aliuką. Jau girdėjau kažkur. Girdėjai. Tai va, laukiam, užsisakėm 3 patiekalus, čia mergaitės valgo, tai labai skaniai atrodo. Tai viską tą patį užsisakėm, ką mergaitės. Turbūt, kad tą patį užsisakėm. Tai jo laukiam, ragausim. Svera. Tipo vieną. Nu, atnešė mums maistuką, midijų, ryžių ir čia čeburek brūkšnelis korietiškas koldūnas. Atrodo, tai labai seksualiai atrodo čia viskas. Ragausim. Nauja diena dar Korėjoje, atsibudom. Šilta labai, gera, atvarėm va. Į paplūdimį, reikia išbandyti vandenį dar klausus. Šį kartą Azijoje dar ne kartą nesimaudžiau, tai va pirmas kartas. Pietų Korėjai.
Geras vanduo žiūriai. Nėra šaltas, panašiai kaip Tailande turbūt galvos vos vėsesnis. Labai gerai. Rengiasi irgi šoks. Išsimaudam ir varysiu antrą dieną dėliot. Reikia praeiti trečią dieną. Jeigu praeisiu trečią dieną, jau bus piniguose, tai biški geriau, nes kol kas tai nelabai eina uždirbti, eina tik pradirbti pinigų. Iškirpsiu, jeigu ką. Iškirpsiu, uždėsiu šitą ant veido burbulą. Širdelę uždėsiu. Geras, šiltas. O! Nesusitrenkiai galvos. Nesusitrenkiai galvos. Nu ką, atvažiavau Kaziką. Tai pradėjus dalint. Turim 574 žaidėjus. Likusius 207 išeina į pinigus, tai reikia pusę esančių žaidėjų iškristo. 7 vietoje turėtų sėdėti niekam nežinomas europietis žaidėjas. Parodysiu vėliau, kas tas žaidėjas. Tai ja, davai, sėkmės kažką. Atvažiavo niekam nežinomas žaidėjas. Iš 80 stalų pasodino prie tą pačią stalą. Reikės atsižaidinėti prie šitą veikėją su akinukais. Baigėsi pirmas lygis, antros dienos. Aiškiai su kiek pradėjau, su kiek ir turiu. Gytis irgi panašiai. Gal biškai sumažėjo jos tekas. Liko 622 žaidėjai. 232 išeina į pinigus. Dar vieną hendą padalins ir eisim 15 minučių pertrauką. Sužaidėm dar 2 lygius. Iš visų šiandien 3 valandas sužaidėm, tai liko 456, 247 patenka pinigus. Aš turiu beveik tiek pat, su kiek pradėjau, 5000 žaidėjų. Tai jo, bus dar viena pertrauka ir ką, dar kokia 2 valandžikės reikės žaisti, jeigu iki pinigų išgyvensim. Norėtų per 2 valandas įsivalyti 200 žmonių iki pinigų. O Gytis jau biškai praradas teko. Ir dabar čia didelis bankas vyksta. Šiaip aš gavau paskutinius kelius hendus, gavau į tūzą karalių, gavau tūzus, bet nieko neišėjo laimėti nei su tūzais, nei su tūzų karalių, tiesiog sybet ir fall. Ir atieko. Baigėsi dar vienas lygis. Žodžiu, baigiantis lygį pasakė, kad perkriaustys mus kartu su Gyčiu ir visus stalu prie filmuojamo stalo. Tai bus įdomu, nauja patirtis. Man už pusvalandžio turėtų būti pirmoji tailandiečių kalbos pamoka ir šiaip svarbu prisijungti. Bet kai perkriauna per šito filmuojamo stalo, tai nelabai jau išeis turbūt. Tai nelabai gerai, bet ką darys? Praleisiu pamoką. Vis dar žaidžiu, antrą dieną. Liko 254 žmonės, 247 išeina į pinigus, 7 žmonės į pinigų. Turiu šitiek steko, kas yra apie 14 bitblindų. Gytis nesenai krito prieš kokius 4 hendus, atidarė į King of. Čia lyderė moteriškė šitą sušovė. Gytis turėjo panašų stegą kaip aš, apie 15 bibų, žinoma, Kolinas su Iskingu 7 atlaikė. Ir GG, o aš bandau nušliaužti iki 3 ir pinigų. Dar vienas ką tik iškrito žmogus. Tai liko 6. Tikėkimės. Ir dar vienas iškrito, gal filmuoju, gal reikia pratęsti filmuoti ir kriskas 10 sekundžių. Reikia atsilaikyti. Liko 5 žmonės iki pinigų. Važiuojam. Nu,
Stone burbulas, 248. Liko, būtų gerai, kad greičiau sprogti, nes Big Blindas artėja prie manęs. Dabar turėtų aktyvuotis hand for hand. Gal su šito handu pasibaigs. Kažkas yra olanė, ten kažkur gali sprogti dabar.他自己去办比赛咯，就办自己买那个数字的比赛。对呀，主要打2万到4万之间。自己就办这个比赛，就办2万到4万。你看一下陈浩，也从来不打传奇啊，不打。我又不是传奇，其实我面对我有点不传奇。哎呀，包赢了。以后我跟你说，他会办很多次，这次这么成功，一直能办。钱有急的啥？问了，大家有就是问可以这个，就是2万刀、2-3万、3万刀就可以了。不是3万都够了呀，你不要3万刀，然后再卖5000刀的学费，5000到1万刀。对，20-30万打，不是那么准。20-30万，他全程问你20-30万啊，20-30万不如打这个，上跟20-30万，这个打不了，这你真要打肯定走。Rinktinė ateis, tada viskas bus gerai. 打5000刀、1万刀、20-30万差不多了。抠抠搜搜的，无限尾巴的比赛你打抠抠搜搜，被人他妈的头上打，那我3发嘛，如果你在这种我不打嘛，3发。宽裕点呢，准备个5万刀。你的话就这个。水面，我走在这么一个圈嘛。我看了一下，不是很难打，不难，但是。Jo, išėjom į antrą dieną. Tai yra į trečią dieną. Tokius teko. Ir Bubble Girl, man atrodo, profė ten iš Azijos, iš Kinijos, iš kur jinai, nežinau. Žodžiu, all good. Yeah! Sukom į kavinukę pavalgį tokią. Ilgo žmogeliuko. Pasiėmė šašlykų korietiškų. Načios, galučio. Maistukas po 8 eurus, galutis 3 eurai. Tai labai neblogai. Visur, kur nueina, visai neblogai yra. A ne? Ja. Ja. Tai šiandien trečia diena pagrindinio turnyro, ką tik atvažiavome kazino. Žaidžiu aš ir kolega iš Džemo, Aidas. Jis prašėjo online, tai jis tik startuoja mainė. Aš jau trečią dieną žaisiu. Einu, sėdu prie stalo, turiu 15 bigų. Reikia surasti 4 salą. Ir tikėkimės, kad išeis užkelt steko. Ir rytoj vėl pratęsti, būtų gerai. Kažkur čia turi būti stalas mano. Jo, einu, sėdu ir važiuojam. No sweat, yeah? Praėjo 2 lygiai, tai dar gyvas, turiu dvigubai daugiau negu pradėjau. Su damom pasidvigubinau iš karto, po to dar kelis bankelius laimėjau, iš Big Blindą patribetinau, Bluff, su Jackais laimėjau mažą tribetintą banką, po to ten kelis pasibetinės laimėjau, porą bankų pralašiau, bet nedidelius, BLB tokį didesnį pralašiau
bet nelabai ką ten galėjau padaryti. Tai jo, o dabar vėl sodina prie šito filmuojamo stalo. Biški daugiau prideda įtampėlės, nes po to gali peržiūrėti handus kai kas ir duoti struškių, bet nieko. Iš to išmoksti, kaip reikia. Taip ir tobulėja. Gauni patirties, viskas gerai, reikia važiuoti toliau. Reikia išgyventi kiek, dar 4 lygius turbūt, liko 145, turbūt žaidėjai kažkur, ne, 150, 144 yra pidžempas, jau būtų 3 pidžempas. Tai jo, po truputį, žingsnis po žingsnelio, važiuojam toliau. Čia yra šitas filmuojamas stalas, čia yra interviu, čia yra trofėjai. Tai yra pagrindinis trofėjas, kurį būtų gerai laimėti. Tai daug žmonių dirba šitoj serijai, viskas labai profesionaliai, viskas gerai surinkta. Vien filmavimo komanda yra nemažai žmonių, daug kamerų ir taip toliau. Tai ką, einu ir bandau išgyventi dar bent porą valandų. Lygis po lygio, bandom kopti viršų. Baigėsi mano mainas. Likus 15 minučių iki pertraukos ir filmuojamo stalo pabaigos. Vienu žodžiu, ant katofo gavau tuza 4 soft, turėjau 10 blindų, tai kaip ir standard jam. Turbūt šitokioj stadijoje, tai aš sustumiu pusę steko, bottomas smolas foldino, big blindas, mergaitė atsibudo. Peršovė, teko kolint, likusi pusę steko ir atvirta tuza karalius ir atlaikė ir kritau. Buvo smagu, kešinau 4400, įpirku buvo už 9000, tai truputį minusėlis. Bet nieko, dabar turėtume žaisti dar vieną turnyrėlį už 2300, neblogas, 2 dienų turnyras. Tai reikia irgi bandyti praeiti antrą dieną. Antrą dieną piniguose būtų, tai ja, važiuojam toliau. Dar vieną turnyrą ir nežinau, po to gal dar bus koks turnyrėlis per likusias dienas. Tai ja, važiuojam toliau.